Ketvirtoje uždavinio dalyje reikia nustatyti, su kuria x reikšme LM ilgis yra mažiausias. Reikia skaičiuoti duotos funkcijos išvestinę. Jeigu trečioje dalyje jums nepavyko pagrįsti, kad LM ilgis yra išreikštas būtent štai tokia išraiška, nenusiminkite, tiesiog imkite uždavinio sąlygoje pateiktą formulę ir skaičiuokite toliau su ją. Taigi, pirmiausia, skaičiuosime išvestinę. Y išvestinė yra vienetas iš 2 3x kvadratu minus 3x plus 100 šaknis ir visa tai yra užrašyta vardiklėje čia pagal išvestinės skaičiavimo formulę. Dauginame toliau iš pošaknių išvestinės iš 6x minus 30, pertvarkome reiškinį ir gauname 3x minus 15 padalinta iš 3x kvadratu minus 30x plus 100 ir šaknis iš to reiškinio. Tuomet skaičiuojame y išvestinę lygią 0. Kada? Tai išvestinė lygią 0. Trupmena lygią 0 tuomet, kai skaitiklis lygus 0, o vardiklis nelygus 0. 3x minus 15 lygu 0, 3x kvadratu minus 30x plus 100 nelygu 0. Nerašau čia šaknies iš 30, iš viso to reiškinio nelygu 0, todėl kad šaknis bus lygi 0 tuomet, kai pošaknis yra lygus 0, tai nereikalingas tiesiog veiksmas būtų. Matome iš pirmosios lygties x lygus 5. Nelygčių spręsti nemokame, sprendžiame atvirkščiai. Pirmiausia, prisilyginame 0, tada skaičiuojame diskriminantą, tačiau šios lygties diskriminantas yra neigiamas. Vadinasi, lygtis sprendinių neturi, vadinasi, šis reiškinys yra visuomet teisingas, niekada nebus lygus 0. Taigi turime vienintelę reikšmę x lygu 5. Patikrinkime, ar tikrai, kai x lygu 5, LM ilgis yra mažiausias. Pasibraižykime skaičių tiesiai. Pasižymėkime 5, kadangi mūsų x yra nuo 0 iki 10. Nuo 0 iki 10. Tai kraštų nagrinėti nereikės. Pažiūrėkime, kaip mūsų išvestinė elgiasi ir kaip atrodo funkcija y išvestinė. Imkime reikšmę nuo 0 iki 5, pavyzdžiui, 4, įsistatykime į išvestinės išraišką ir matysime, kad gautasis reiškinys yra neigiamas. Imkime intervalą nuo 5 iki 10, imkime pavyzdžiui 6, įsistatykime čia reikšmę ir matysime, kad reiškinys yra teigiamas. Vadinasi, išvestinė yra pirmame intervale neigiama, tai funkcija yra mažėjanti, antrame intervale jinai yra teigiama, funkcija yra didėjanti. Vadinasi, taške 5 yra įgyjamas minimumas, taip sakant, mažiausia funkcijos reikšmė. Taigi, kai x yra 5, tuomet LM ilgis yra mažiausias.